Antradienį ryte Alytaus mieste Putinų gatvėje apvirto krovininis automobilis Volvo. Eismo įvykis įvyko apie 9 valandą, kai važiuojant žiedu, vairuotojas prarado automobilio kontrolę ir sunkvežimis su priekaba apvirto ant šono. Čia atvažiavęs prie žiedo, praleidau mašiną, nes vienas suko žiedu nuo pramonės rajono, įvažiavau į žiedą, kažkaip pradėjau svirti konteineris ir vertė automatiškai mašiną. Ta bandžiau išsukti, išvengtos, bet jau nepavyko, nes kažkaip tai labai staigiai virto, paskui apvertė mašiną. Iš krovininio automobilio priekabos pabiro mediena, išsiliejo nemažas kiekis dyzelinio kuro, kurį surinko ugniagesiai gelbėtojai. Aplinkosauga fiksuoja pažeidimą, tai yra tarša, kadangi iš automobilio, apvirtusio automobilio išsiliejo nemažas kiekis degalų, kurie išsiliejo ant žemės ir pateko į lietaus nuotekų kanalizaciją. Gaisrininkai atvažiavo, valo, semia. Vairuotojas sako, jog bake buvo apie 400 litrų dyzelino. Kiek jo išsiliejo, aiškinasi aplinkosaugininkai. Gali būti, jog dalis per kanalizacijos šulinius pateko į netoliese tekantį Nemuną. Gamtai padarytą žalą nustatinėja aplinkos apsaugos departamento pareigūnai. Dėl baudos skirimo žiūrėsim, kadangi vis tiek tai yra kaip ir netyčinis, tačiau gali paskaičiuoti gamtai padarytą žalą, jeigu degalai pateks į Nemuną. Tai bus, aišku, nemažas ieškinys.